Sveiki, su jumis laida Universitetai TV. Kviečiame šio ryto pusvalandį kartu praleisti su išskirtiniais žmonėmis ir įdomiomis temomis. Lietuvoje vis daugėja sportuojančių žmonių. Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad užtenka įsigyti sportinę aprangą ir nueiti į sporto klubą. Tačiau ne viskas taip paprasta, kaip atrodo. Ko gero pastebėjote, kad miestų parkuose, aikštynuose, stadionuose ir kitose viešose erdvėse sportuoja vis daugiau žmonių. Nemaža dalis kiekvieną dieną renkasi ir į sporto klubus. Čia savarankiškai ar su trenerių pagalba lieja prakaitą. Vis dėlto specialistai teigia, kad treniruotės turi būti ne tik teisingai parengtos, bet ir profesionaliai valdomos. Analogiškos sistemos nėra. Yra panašių, nukreiptų būtent į tą pačią taikymo sritį, tai yra dirbti su grupėmis. Tačiau iPulsų sistema yra išskirtinė keliais dalykais. Tai pirmiausia, kad yra visiškai mobili. Antras dalykas, ką ši sistema turi unikalaus, tai yra aktyvius įrankius trenerių leidžiančius valdyti treniruotės procesą. Rodiklėlė į viršų reiškia, kad žmogus turi didinti krūvį, kad pasiektų trenerio nurodytą pulso zoną. Rodiklį į apačią reiškia, kad jis turi mažinti, o jei jisai mato šypsenėlę, vadinasi, jam reikia palaikyti tokį krūvį, koks jis turi. Kurdami šį įrenginį mąstėm, kad tai būtų treneriui ir patrauklu, ir tuo pačiu motyvuotų jį. Ir motyvavimas yra per natūralų edukavimą. Prasme, kad treneris matydamas grįžtamą ryšį iš savo treniruotės, jis pats gali jau analizuoti, stebėti, matyti savo klaidas, daryti pataisymus čia ir dabar. Ir tokiu būdu tas trenerio gidas leidžia metodologiškai pravesti treniruotę. Sveikatinimo sritis pasaulyje tampa vis aktualesnė, o valstybės investuoja didelės lėšas. Mokslininkai kuria specialias programas, ieško įvairių būdų padėti specialistams, kad sportuodami žmonės nesusižalotų, būtų stebima jų fizinė būklė, apskaičiuojami krūviai. Skaičiai atsibosta, rodiklės atsibosta, kartais norisi žmonėms suteikti galimybę pasišypsoti to sunkaus darbo metu. Ir va tam yra tas žaidimo režimas. Žaidimo režime kiekvienas langelis, kiekviena langelį esantį taikiklį valdo tas žmogus, kurio langelis tai yra. Ir jo tikslas yra nušauti būtent mėsainį, kurio vieta atitinka trenerio nustatytą krūvį. Į rinką ateina išmaniai įrenginiai ir tie treneriai, kurie dirbs be išmanių įrenginių, kurie nesigaudys informacinės technologijose, bus kaip ir išstumti iš rinkos, taip kad bet kuriuo atveju yra priversti tobulėti. Lietuvos sporto universiteto mokslininkai kartu su sveikatinimo specialistais dirbo ne vienerius metus, kad nustebintų atrodytų persisotinusią rinką. iPulsus yra sistema grupėms. Tai yra sistema leidžianti vienu metu stebėti iki 6 asmenų užsiimančio fizinio aktyvumo veikla. Ne viena panaši sistema tokio aktyvaus valdymo ir indikacijų žmogui neduoda. Prie šitos sistemos kūrimo prisidėjo ir Lietuvos sporto universitetas. Būtent iš tos metodologinės pusės, dalies metodologinės pusės, atliko tam tikrus mokslinius tyrimus, kad ta sistema turėtų tam tikrą mokslinį pagrindą. Mokslo ir verslo bendradarbiavimas sukūrė pasaulyje vis labiau naudojamą elektrinį širdies ir kitų fizinių parametrų stebėjimo įrenginį. Tam reikėjo sukurti specialią programėlę išmaniesiems įrenginiams, parinkti medžiagas ir pagaminti tekstilinį krūtinės diržą bei kitą įrangą. Čia yra širdies darbas dabar. Kadangi sesija nepradėta, tai yra vienintelis rodiklis, kuris yra rodomas. Kai pradedi treniruotę, atsiranda daugiau dalykų. Treniruotės eigoje žmogus mato 3 dalykus. Tai yra širdies ritmą, kas yra svarbiausias duomuo. Toliau jisai mato, buitiškai tariant, krūvio indikaciją, tai yra kiek jisai stengiasi. Jeigu moksliškai vardinant, tai yra procentas nuo širdies ritmo rezervo. Ir mato savo sudegintas kalorijas, kurios paskaičiuotos iš jo asmeninių duomenų. Treneriui visada paduodama indikacija treniruotės eigos pagal pasirinktą treniruotės tikslą. Jis gali matyti, ar treniruotė ne per trumpa ar ne per ilga. Realiai sistema yra skirta kasdieniam darbui. Tai yra trenerio, realus įrankis treneriui dirbti su žmonėm ir garantuoti efektyvę ir saugią treniruotę. Tokių įrenginių naudojimas yra labai aktualus sveikatinimo klubams ir ne tik, manyčiau, kad ir mokyklos, ir sporto mokyklos, kurios ten, kur yra fizinis krūvis ir kur reikalingas sudozuoti fizinį krūvį, tokią sistemą
yra reikalinga. Šiuo metu, sakysim, galbūt daugiau paplitę asmeniai pulso monitoriai, bet treneriams, kurie dirba su grupėm, su mini grupėm, tai labai aktualu yra suvaldyti procesą, o klientam, sportininkam aktualu turėti ir treniruočio efektą ir plius saugumą. Mes turime kelias vietas, kuriuose tas dalykas yra naudojamas, naudoja mokymuose šitą įrangą. Netgi pats Lietuvos sporto universitetas savo paskaitų metu periodiškai tą dalyką naudoja. Specialistai sako, kad sportuojančių žmonių bus vis daugiau, o jiem padės įvairias technologinės naujoves naudojantys treneriai. Tai leis ne tik dar geriau parengti treniruotės, bet labiau pažinti save ir savo galimybes.